Kolegos parengė reportažą pradedantiems sodininkams. Šį kartą mokysimės taisyklingai pasodinti dekoratyvinę pušį. Labas rytas, esu Lina, modernių želdinimo kursų Geltonas karutis organizatorė. Rugsėjais yra tinkamas metas sodinti spygliuočiams, pušims, tujoms ir kitiems panašiems augalams. Mums reikės parinkti gerą vietą ir turėti gerą augalą. Konkrečiai pušeliai reikėtų saulėtos vietos, sunkios dirvos nereikėtų, bet svarbu palikti tiek vietos, kiek jai reikės. Pavyzdžiui, šiuo atveju turim pasižiūrėti, kad jau užaugusi pušis netrukdyti praeiti takeliu. Kitas svarbus elementas yra geras augalas. Augalai parduodami su uždara šaknų sistema, pavyzdžiui, vazonėlyje auginti, taip kaip mes turime šiandien, arba galite turėti su atvira šaknų sistema, tai yra, kai augalą tiesiog persodinate iš vienos vietos į kitą. Šiuo atveju mes pasižiūrėsime, koks yra mūsų šis augalas, ši pušelė. Tai reiškia, kad mes apžiūrėsime svarbiausią dalyką – šaknis. Augalas turi pagrindinę šaknis ir turi tokias mažas baltas šakneles, kuriomis ir iš tikrųjų maitinasi augalas, jomis susiurbia vandenį ir visas maisto medžiagas. Dėl to tai, kad ši pušelė turi va tokių šaknų baltų mes matom, tai yra labai geras ženklas. Kartais nustembama, kad matom tokius atrodo kaip pelėsiukus. Iš tikrųjų, tai yra tam tikras grybas ir jisai yra būtinas tam, kad augalas išgyventų ir kad jisai gerai mums prigytų. Tai labai svarbu, kad kai mes ištraukiam iš vazono, būtų išlaikoma vazono forma. Tai reiškia, jisai iš karto nesutrupa ir neiškrenta visos tos žemės. Svarbu nepamažinti duobės. Žinom, kad užaugusios pušies, konkrečiai šios laja, bus metro pločio ir visa pušis daugmaž 1,5 metro aukščio. Vadinasi, atitinkamai panašiai ir šaknys bus tokio dydžio. Todėl turime paruošti duobę tikrai nemažą. Ypač derlingos žemės nereikia pušeliai. Užtenka įprastos daržo žemės arba priesmėlis irgi puikiai tinka. Visų pirma, turim susirasti, kur yra šaknies kaklelis. Augalai auginami vazonėliuose, dažnai ta šaknies kaklelis būna uždengtas. Tai mes turime jį drąsiai nuimti viršutinį sluoksnį. Kai pasodinsime, jokių būdų negalim šaknies kaklelio užversti žemėmis, nes augalas gali žūti. Šaknies kaklelis būna užpiltas 3 kartais net 5 centimetrus. Ir kai sodinsime, jis būtinai turi būti neužkastas. Na kągi, dabar šiek tiek atlaisvinam šaknis. Galim patikrinti, ar tinkamas lygis, ar šaknies kaklelis nebus užbertas žemėmis su paprasta lenta arba tiesiog kastuvu. Matom, kad per žemai reikia, vadinasi, dar aukščiau. Pasodinę apspaudžiame, bet ne tą vietą, kur buvo vazonėlį, o va šiek tiek plačiau. Ir palaistysim. Ir tik palaisčius būtinai užmulčiuojame, kad išsaugotume drėgmę ir sukurtume tinkamą mikroklimatą. Sėkmės rudens darbuose!